Sveiki. Ateina pavasaris, reikia prisiminti, kas buvo praeitą pavasarį, kad nusikalibruoti mintis, susidėlioti. Dažnai ateinu ten, kur pabaigiau mokslus į universitetą pas mokslininkus ir kalbamės apie augalų fiziologiją daugiausia ir aišku apie tręšimus, kurie yra labai aktualūs pavasarį žemės ūkio augalam. Tai šį kartą mes su Ernestu, su sena kolega, daug metų tai darom, tikiuosi dar darysim ir kalbėsim tais augalų tręšimo klausimais, nes jis ir studentus moko. Tai Ernestai, labai įdomiai mes čia daėjome iki to, kad augalai turi daug lapų, ne? Tiek pupos, tiek kviečiai. Ir kažkodėl vieni geba ilgiau išlaikyti lapus, kiti trumpiau išlaikyti lapus, bet viskas priklauso nuo to, kiek maisto medžiagų jie turi ir kokio tankumu turbūt pasėti dar, ne, kiek pavėsinimas koksai yra ir kaip sugeba įsavinti maisto medžiagas dirvai. Tai Ernestai keletą žodžių, kaip augalai, kodėl, kokia yra priežastis ir kokios priežastys tiksliau, kad išlaiko augalai lapus sveikus. Tai labiausiai priklauso, aišku, nuo pačio dirvožemio ir kiekių maisto medžiagų pačiame dirvožemėje, nuo būklės dirvožemio. Aišku, vienas iš pagrindinių rodiklių tai maisto medžiagų įsisavinimo, tai yra dirvožemio pH reikšmė, nes kodėl yra konstatuojama, kad optimaliausias pH yra apie 6, ten 6,5, šiek tiek rūgštesnis dirvožemis. Tai esant tokiam dirvožemio pH-ui, makroelementai, visi makro praktiškai elementai yra lengviausiai įsisavinami augalų. O jeigu turim žemesnį pH, tai mikroelementai lengviau įsisavinami, bet sudėtingiau makroelementai. O kadangi didesnių kiekių reikia makroelementų augalams, tai riboja jų augimą, kai trūksta makroelementų. Dažniausiai žali lapai išbūtų ilgą laiką, tai tiesiog turi būti prieinami visą vegetacijos periodą ir kad apsirūpinę maistinėm medžiagom būtų. Aišku, ne paskutinta vieta ir augalų apsauga, bet kadangi augalai transportuoja elementus, sugeba transportuoti iš senesnių lapų į jaunesnius, tai vadinami makroelementų mobilumas augale. Tai todėl, jeigu augalui trūksta vieno ar kito makroelemento, negeba įvairių priežasčių pasiimti iš dirvožemio, tiesiog augalas, jeigu jau būna įsisavinęs elementus, tai pertransportuoja iš vyresnių, senesnių lapų į jaunesnius. Ir tokiu būdu automatiškai vyresni lapai pradeda vysti dėl elementų trūkumo. Todėl reikia atitinkamai rūpintis augalais ir tręšti. Stebėti, kaip augalai vystosi, kad ar įmanoma korekcijas daryti augimo periodo metu, nustatant vieno ar kito, kokie simptomai, kokio elemento trūksta ir ar galim pakoreguoti ar ne, žiūrėti augimo metu. Dar su Ernestu kalbėjom, kad man atrodo, kad pupa visuomet ilgiau geba išlaikyti lapus žalios, bet Ernestas man sako ne. Ir kvietys gebėtų išlaikyti. Jeigu tą, ką jisai sakė, užmaitintume mes jį ir pakankamai turėtų lengvai prieinamų maisto medžiagų ir nebadautų, nebūtų pikinių, kaip dabar klimato sąlygos keičiasi ir būna tai šalta, tai šilta ir taip pat jie stresuoja. Tai reiškia ir tie tręšimai per lapus palaikomieji yra labai svarbu. Bet dar Ernestas ką pasakė, kad labai yra svarbu augalų apsauga, tai yra fungicidai, nes vertinant apskaitas yra žalio lapo plotas vertinamas fungicidams. Kai mes žiūrime efektyvumą fungicidų. Ir dabar vienas turbūt iš pagrindinių tokių duomenų, reikšmių, kurias aš dažniausiai ir stebiu fungiciduose, nes daug yra gerų fungicidų, bet jeigu yra labai gera veiklioji medžiaga, tai dar nereiškia, kad ji labai gerai ir saugos. Reikia žiūrėti formuluacijas. Apie formuluacijas Ernestas galėtų iš cheminės pusės daug papasakoti, bet paliksim kitam kartui. Ačiū.